Raseinių rajono savivaldybės tarybai buvo siūlyta prieš kiekvieną tarybos posėdį giedoti Lietuvos Respublikos himną. Šio pasiūlymo buvo atsisakyta, tad mes pasiteiravome, ką apie tai mano Raseinių miesto gyventojai. Jūsų nuomonė, reikia giedoti Lietuvos Respublikos himną prieš tarybos posėdį? Reikia būtinai dainuoti. Kodėl reikia? Tai visi vienybė, vienybė visa. Manau, kad taip. Kodėl taip man? Todėl visgi himnas yra Lietuvos tarybos posėdis oficialus posėdis, tai manau, kad reikia. Ne. Kodėl tai manau? Aš taip manau, kad nereikia kam būtina tą himną giedoti. Reikia, jokių būdų nereikia. Žinoma, būtina. Kodėl? Todėl, kad tai yra mūsų tautinė giesmė, tai, kaip čia pasakyti, pakel galbūt nuotaiką visiems, man atrodo, kad reikia. Tai kur gyveni, kokioje Respublikoje? Jeigu yra Lietuva, tai reikia visą tą ir laikytis lietuviškai. Mano nuomonė tokia. Tai jūs už tai, kad giedoti? Tai kaip negieduosiu jų. Tai gali nekalbėti, gali cirkuse rodyti visą, bet tam yra vieta, kad mūsų religija, mūsų tautos šventės, viskas. Reikėtų, man atrodo, taip. Kodėl taip mano? Kaip, kodėl? Čia toks klausimas, kaip, dėl Lietuvos iš mandagumo, kaip paprotė, tai būdavo prie rusai irgi panašiai taip būna. Dėl tautos, taip, tai reiškia. Na, sunku pasakyti, tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus noro. Jeigu tarybos dauguma, kurie posėdžiauja, nuspręs, kad reikia, tai vadinasi, jiems reikia. O vis tiek himną gieda žmonės, kurie to nori, kurie jaučiasi pakylėti, subrendę tam himnui giedoti, kurie galvoja, kad tas momentas yra tinkamas. O tai čia spręsti jiem patiem. Žiūrint, kaip jauti, ką jauti Lietuvai. Jeigu jauti malonumą, kad čia gyveni, gali giedoti, jeigu ne, tai negiedok. Tarybos nariai atmetė šitą sprendimą ir sako, kad nereikia. Tai kaip jūs manote, ar jie jaučia tą pagarbą Lietuvai? Jie ir taip prisigėda. Man atrodo, kad jie sočiai prisigėda tų himnų. Gerai, ačiū. Manau, kad reikėtų. Reikėtų, ne? Kodėl tai mano? Patriotais turim būti. Gal nebūtina kiekvieną kartą. Kodėl? O kam? Valstybės diena, kitom šventėm. Valstybinėm. O kam kiekvieną kartą laiką gaišti? Nebūtina. Prašau.